Hey, what up, girl? How you doing? I don't want to come on too strong or nothing like that, but I've been thinking about you. And I've been wondering where you lay up. Where you at? So, sure. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do it? That thing you do. Follow you blindly. Taip, tai šiandien esam prie Trackstore dviračių parduotuvės. Ir čia yra mano dviračio apžvalga. Tai ką pats vairuoju, tai yra Trek Madone SL6 modelis. Originaliai komplektuotas su pilna 105 plento grupe, bet buvo atlikta porą modifikacijų. Taip pat buvo komplektuotas originaliais Bontrager ratais. Dabar, kaip matote, esu pasikeitęs ratus. Tai dabar padarom 360 pačio dviračio. Taip, tai pirmoji modifikacija, kokią atlikau, buvo pakeistas būtent vairas. Vairas buvo originalus, aišku, karboninis, buvo 40 cm. Čia dabar yra aliumininis Pro Vibe Alloy Aero Pursuit, kažkoks toks pavadinimas. Viršų mes turim 36 cm, o apačia, jei neklystu, 40, būtent dropai. Tada kitas dalykas, kadangi nepatiko originalūs ratai, nes jie buvo sunkus, jų bendras svoris gal buvo 800 kg ir nebuvo vieni iš greičiausių, tai iš draugo nusipirkau Fast Forward ratus. Originaliai buvo visi juodi, nebuvo baltų lipdukų, tai baltus lipdukus pats užsidėjau. Tai jų pliusas yra labai geras aerodinamiškumas, nes ratai rieda puikiai, tiesiog irgi jų vienas iš minusų yra, kad yra sunkesni, yra 700 kg. Bet, mano pačio dviratis nėra vienas iš lengvesnių, kadangi yra aero modelis, dar plus SL-as. Tai, į svorį tikrai nedėjau daug minčių. Tai jo, realiai pasikeičiau ratus, pasikeičiau vairą, tada kita modifikacija buvo, užsidėjau 56 chainringą, tai čia yra 56-44, 56 didžiausia, 44 mažiausia. Tai su kokia problema susidūriau tai padaręs, tai būtent 105 permetės priekinis nekelia daugiau nei 54 dantukų matovo chainringo, tai teko imti Ultegros, kad būtent keltų 56. Tada, sakykime, originaliai, irgi kadangi pilna 105 grupė buvo, tai keičiau būtent ir kasetę, nes 105 kasetė neturi Hyperglido pliuso. Tai pasikeitus kasetę ir grandinę mes tą apeinam ir permetės išliko, rankinėlė, stabdžiai, viskas tas pats. Tiesiog ką dar padariau, tai pasikeičiau stabdžių diskus, nes 105 yra labai baisus diskai. Tai dabar yra realiai Dureiso diskai uždėti, juodi, gražus, labai gražiai atrodo prie dviračio. Taip pat dabar naudoju, dabar parodysim, Pirelli Zero naujausias padangas. Tai jos, sakykime, šiam momentui yra greičiausios rinkoje. Prieš tai važinėjau visą laiką su Continentaliu STR-u. Tai padangos irgi buvo greitos, bet, sakyčiau, koksai didžiausias skirtumas yra su Pirelliais. Tai Pirelliai tikrai važiuoja minkščiau už būtent Continentalius STR-us. Realiai yra dar idėjos modifikuoti dviratį, bet dviratis yra įdėtas į pardavimus. Gal ateičiai norėčiau išmėginti Ceramic Speedą, susidėti būtent galinį permetėją Ceramic Speedo ir būtent BB, nes pabandyti pažaisti ant tų marginal gainsų. Nes, sakykime, tokia ir idėja buvo, kad perkant Madone reikia daryti kuo įmanoma maksimaliai aero dviratį. Tai, sakykime, su mažu biudžetu tas tikrai pavyko padaryti. Dviratis yra super greitas, jau išbandytas keliose varžybose, tiek Lietuvos čempionate, tiek, sakykime, paskutinėse varžybose, tiek Lenkijoje.
50 greitis, nu, tikrai nėra jau patapęs kosmosu, sakykime, kaip anksčiau treniruočių vidutiniai greičiai irgi gaunasi vos ne 35-36 tiesiog darant paprasčiausiai, sakykime, atkarpas, tai tas greitis automatiškai kyla. Sakykime, ką norėčiau dar ateityje pasidaryti, aišku, čia yra SL modelis, jis yra sunkesnis, jis yra minkštesnis, yra sudėti prastesni komponentai, tai sakykime, gal vienas iš tokių svarbesnių greitų būtų pasikeisti tiek sėdynę, tiek būtent vairo iškišą ir patį vairą į būtent karboninius, nes čia, manau, taupytume daugiausia svorio. Sakykime, esu paskaičiavęs, kad būtent ant sėdynės galiu vien sutaupyti 100 gramų. O ant sėdynės 100 gramų, sakykime, užsidėjus karboninę vairo iškišą irgi taupytume kažkur apie 100 gramų. Nu taip aš grubiai sakau, plius aliumininis vairas irgi tikrai neatima to svorio. Tai sakykime, šiam momentui kalbant, dviratis tikrai nėra iš lengviausių. Jeigu kalbant būtent apie skaičiukus, yra 8,8 kg su power meteriu, sakykime, su visais aksesuarais. Taip, gal dar sakykime, koksai vienas iš minusiukų yra lyginant 105 rankinėlę su būtent Ultegros. Viskas čianais yra vienodai, tiesiog kad Ultegra turi papildomą shifterį būtent ant viršaus, vadinamus climber shifterius, tai galima mygtukų pagalba tiesiog keisti irgi poweras ir būtent dėti sprint shifterius šitoje vietoje. Tai nu, tą su 105 mes prarandame, bet tas dalykas kaip ir man nelabai reikalingas, tai taupo piniginę, tai tiesiog tas yra geriau.